korespondentas Andrulėnas. Kaip suprantu, iš tos programos tūkstantmečio reformos, kad tai paskatins privačių mokyklų plėtrą. Todėl mano klausimas būtų toks, ar tai nėra tiesiogiai susiję būtent su protegavimu vienos privačios mokyklos, tai yra didelės mokyklos, jūs paminėjote tą pavardę, ir jeigu taip yra, tai tuomet ar nevertėtų, kaip jūs galvojat, deklaruoti artimus santykius ministrės švietimo, mokslo ir sporto su būtent tų tinklo savininkais? Iš tikrųjų, taip ir yra, nes tai kodėl kūriamos išskirtinės sąlygos? Tai jos tam ir kūriamos, kad sukūri sąlygas užlugdyti kitas mokyklas, jos bus totaliai žlugdomas, nes iš jų atimi pinigus, finansavimą, natūraliai mokykla nebegali gyventi be pinigų, o privačiom mokyklom bus išskirtinės sąlygos. Tai čia jau viskas netgi užprogramuota iš karto, griauni savivaldą ir paskatini privačią švietimą. O iš tikrųjų, kad, kaip ir žinom, politikai, kurie užsiema švietimo verslu ir gauna labai didelius pelnus, tai matyt, apakinti to pelno nori ir toliau tą tinklą plėsti per visą Lietuvą. Bet jums ar žinomi privatus interesai, būtent ministrės ir didžiausios privačios mokyklų tinklo savininkų? Ne, iš tikrųjų, turbūt šioje vietoje reiktų pasidomėti. Ar yra jie deklaruoti iš viso. Na ir turbūt žurnalistai šioje vietoje irgi savo darbą turėtų atlikti, juk mes žinome, kokie vykdomi žurnalistiniai tyrimai, visa kita, ir atsakyti žmonėm į klausimus, kas slypi po šiais pakeitimais ir kieno įtakoti tai padaryta. Ir savivaldai jau tiesiai šviesiai sako, tai jeigu norit mokyklas paversti privačiom, tai taip ir sakykit, o nebandykit aplinkui išsukinėti, mes šią kokybę geriname kažką.